Švelnus vėjelis, šnabždės man tavo vardą, paslapčia. Žinok, tai mano mintis ilgesingos, jomis atskrėsiu pas tave. Tu ne miražas ir ne vizija, tu mūsų skaitmeninė televizija. Baltikum skaitmeninė, pramogos visai šeimai. Laida Reidas pristato Einhell – įrankiai meistrams. Sveiki, čia Baltikum televizijos laida Reidas ir jeigu dar jums neatsibodome, tai šiandien laidoje veizdėsime štai ką. Klaipėdoje bevardėje gatvėje šalia arenos susidūrė automobilių Lexus ir Volkswagen. Pastarasis automobilis užvažiavo ant šaligatvio, kai į šoną nusibrozdino į elektros apšvietimo stulpą ir nulenkė laibą medelį, o Lexus atsirėmė į metalinį žymeklį. O gerai, matot, ką pridirbo panelį? Nu, panelė, gal iš šalutinio išvažiavo, nepamačius kažko? Tiesiai mūsų šoną dėjo. O jūs važiavot? Tiesiai. Tiesiai važiavot? Da, iš palengva. Aha. Varė tiesiai, kaip norėdam, jie sudaužyti mašiną. В этот борт, прямо. О, и суваря машину. Вот так слаб, прямо. Медленно сюда. Суваря. А это отсюда влупило в борт. Ну, все сработало. И закинула сюда наш даже. Oi, nu, svarbiausia sužeistų žmonių nėra. Deklaracijas užpildysit, viskas suremontos, draudimas jos? Nemokame dekoraciją pildyti, niek nežinau. Ne, tai, o tik tai dabar man įdomu dėl medelio. Čia kas nors pretenzijas pareiškė? Taip. Buvo atėję? Nu, paveikslavo viską buvo atėję iš čia. Teisingai. Jūs sakė, jau čia valda. Taigi, automobilio Volkswagen Charan vairuotojai, išvažiuodama iš arenos teritorijos, norėdama kirsti skersai gatvę, idant nuvažiuotų iki bankomato, buvo apakinta saulės. Prekybos centro metamas šešėlis užklojo bevardę gatvę važiuojantį automobilį Lexus ir mašinos susidūrė. Saulė švietė tuo metu. Taip. Kaip atsitiko viskas? Kaip, aš važiavau iš ten saulė švietė ir kol į mane neatsitrenkė, tol aš apskritai, juodas. Jų net nematėte, Čia va tam šešėlį buvo pasislėpę važiavę. Lietai, ir aš lietai važiavau, ir jie lietai važiavo, tai čia kad būtume greitai važiavę. Bet absoliučiai, aš žiūriu, kur man jau į aikštelį važiuoti. Nu, supratau. Ir aišku, teksto pasiklausėte šičia iš karto. Teksto pasiklausėte šičia. Iš karto viską sužinojau apie save. Viską sužinojau. Viską sužinojau. Nors dėl avarijos kalties viskas buvo aišku, Volkswagen vairuotoja iš Lexus keleivės pagyvenusios moteriškės išgirdo tai, ko anksčiau apie save nežinojo, kad ji yra nekenčiama, kad ji vairuoja nesuvokiamų būdų, kad bus užsakytos mišios, kur bus meldžiamasi, kad šiai kas nors atsitiktų. Galiausiai 4 vaikų mama buvo apkaltinta, kad jai vairuojant galvoja tik tai seksas, nors ją apakino saulė ir visai jie apie seksą negalvojusi. Bet vis tiek plyšavusios moteriškės tai nepaveikė ir ji po prekybos centro automobilių stovėjimo aikštelę toliau vaikščiojo pasibaisėjusi ir visiems žiopliams aiškino, kad Charano vairuotoja nemokanti vairuoti. Nors aplinkinis fonas buvo prastas, parvardžiuota moteris ramiai be klaidų užpildė eismo įvykio deklaraciją, o automobilius išvežė techninės pagalbos tarnyba, tai yra Petro vyrai. Vieną pirmadienio popietę, kai publika po savaitgalio turėtų būti blaiva, Klaipėdos policija gavo pranešimą, kad kelyje iš tarptautinės perkėlos į miestą įvyko avarija, yra sužeistų žmonių. Greitai kas iškvietė? Gal policija? Supratau, žodžiu galėjo būti ir sužeistų šičia, ne? O tai vairavo tas pilietis, va šitas va? Kietas. Sustriukė šitas. Supratau. Pranešusieji žmonės teigia, kad avariją sukėlęs vairuotojas yra visiškai girtas. Kol pilietis papūsė alkotesterį, tuo galite įsitikinti patys. Ничего себе, не будет. Муж мой, да? Jūs vairavot? Supratau. Supratau. Žiūrim, ką turim. Taigi kelio vingyje nesuvaldytas automobilis Volkswagen Bora nuvažiavo į priešingą eismo pusę, užkabino kelkraštį, buvo sviestas į mišką kitoje kelio pusėje. Čia automobilis surado pjedestalą su paminkliniu akmeniu, ant kurio iškaltas Klaipėdos herbas ir skaičiai 2002. Akmuo nuo avarijos vietos nuskrido 15 metrų, o Bora nukirtusi 4 pušis pavirto ant šono. Jisai nukirto akmenį, va tai šičia, pasižiūrėk, va tai šičia ir tas akmuo nulėkė va ten va.
Mašinoje buvo 4 žmonės, tik atvykus pareigūnams 2 vyriškiai pabėgo geležinkelio bėgiais, o vairuotojas Raimondas pradėjo glėbesčiuoti policininkus, teigdamas, kad dar visai neseniai jis buvęs vienas iš jų. Kai tie nepatikėjo, jis aplinkinius išvadino lavonais. Galiausiai Raimondo nepagarba aplinkiniams įkyrėjo įvykį tyrintiems pareigūnams. Jam buvo uždėti antrankiai ir jis pasodintas į policijos automobilį. Įdant išdykėlis būtų nuvežtas į komisariatą dėl asmenybės nustatymo ir kitų procedūrų atlikimo, kurios būtinos, kai girtas su mašina atsidūrė miške ir iš vietos išverti riboženklį, kuris buvo pastatytas 750 metų Klaipėdos miesto įkūrimo proga. A mes mažystai nesam, sakykite? Pūzlišė. Ne, aš čia paklausiu. Pūzlišė. Nes jūs sakėt, Bučiakauskai, Pūzlišė. Lavonė. Eik. Kartu su Raimondu į policiją užsimanė važiuoti ir neblaivė automobilio savininkė Rasa. Moteriškė labai norėjo sužinoti, ką policininkai darys jos vyriškiui. Rasai nustatytas lengvas girtumas. 1, 2, 3. Čia jos promilis. Ji buvo paslaptingai nusiteikusi ir rūkydama dainavo Rasa, Rasa, 2 matrasa. Neaišku, ar prablaivėjus Rasai iš jos veido nedings šypsena. Mat Raimondas 2 kartą per metus pakliūva girtas. Iš jo vairuotojo pažymėjimas atimtas, o Rasai priklausantis automobilis bus konfiskuotas. Raimondui policijos komisariate bus nustatytas vidutinis girtumo laipsnis 2,22 promilės alkoholio. Jis sakė, kad yra žiauru, kai savi formino savus. Ir tai dar ne viskas, už nulaužtas pušeles aplinkosaugininkai priskaičiavo 5 ženklę pinigų sumą, ar tik ne 13 000 litų. Taigi, šiais laikais labiau apsimoka įkliūti vairuojant girtam, negu laužyti pušeles. Lavonė. Eik. Trečiadienį apie 1 valandą Klaipėdos rajone magistralėje Kaunas-Klaipėda ant tilto per Miniją sudužo automobiliai Hyundai Sonata ir BMW. Po susidūrimo korėjietiškas automobilis pakeitė važiavimo kryptį ir tėškėsi į atitvarus. Žmonės per avariją sužeisti nebuvo, o avarija vyko dėl įdomių aplinkybių. Netoli šios avarijos vietos vilkikus stabdė muitinės pareigūnai. Paskui vieną stabdomą vilkiką riedėjo Rygos gyventojo Leonido vairuojamas BMW. Если есть жезл, я обязан остановиться. Да. По-любому. Поэтому машина грузовая, она пошла немножко вперед. Я пытался пристроиться, чтобы уйти взад. За ней стал встать. Но вдруг удар. Nu, вы не виноваты. Po to į BMW galą įsirėžė Kauno dujotiekininkų automobilis Hyundai Sonata vairuojamas 47 metų vairuotojo Vytauto. Tai nespėjot sustabdyti, supratau? Nespėjau. O muitininkai ten stabdė vilkiką. Aha. O šitas vairuotojas pagalvojo, kad jis stabdo formą, kaip policininkų sako, jisai irgi stabdė ir aš nesitikėjau, kad jisai stos ir man pijavo. Supratau, būtumėt antrą juostą važiavęs, viskas tvarkojo? Ai, antrą važiavo? A, ne, nu... Pirma, palauk, va. Supratau. Aha, supratau. Ach, tai šit kaip susimaišė žodžiu. Hyundai Sonata po susidūrimo pakeitė važiavimo kryptį, išvažiavo atskiriamą juostą ir čia ištiško į atitvarus. Išklaipytais ratais atitvarai sliuogė dar apie 50 metrų. Kaip jau sakėme siužeto pradžioje, žmonės per avariją sužeisti nebuvo, o muitininkai iš posto pasitraukė tik pasirodžius policijai. Abu vairuotojai buvo blaivūs. Šio incidento vietoje buvo užpildytos 2 eismo įvykių deklaracijos. Tarp 2 vairuotojų ir dar vieną dokumentą kaltininkas pasirašė su įmonės automagistralė atstovu dėl sudaužyto atitvaro, o sudaužytą techniką vėl išvežė Petro vyrai. Ketvirtadienį prieš 8 Klaipėdoje Minijos gatvėje susidūrus automobiliams Volkswagen, Multivan ir Audi sužeistas pastarojo automobilio vairuotojas. 20-metis Audi vairuotojas Mantas, važiuodamas pirmą Minijos gatvės juostą, pabandė aplenkti vilkiką. Išvažiavo į antrą eismo juostą ir čia atsitrenkė į stovinčio ir kairien ketinančio pasukti automobilio Volkswagen Multivan galą. Čia suk norėt. Posukai aišku degė. Viskas tvarkoj buvo. Sukti leidžiama. Juostos yra. Tai gerai, kad iš priekio mašinų nebuvo. Beveik. Šio vairuotojas Vidmantas patvirtino, kad jaunuolis su Audi iš pirmos juostos rikiavosi tikrai, nes prieš smūgį jis galinio vaizdo veidrodėlėje nematė jokios mašinos. Viename automobilių servise dirbančiam automobilio Audi vairuotojui iki darbo buvo likę vos keliasdešimt metrų. Išbalęs vaikinas išvežtas į ligoninę. Jis patyrė krūtinkaulio traumą, būdinga vairuotojams, kurie važiuoja prisisegę saugos diržus. Kai dėl vieno uždaryto tilto mieste staiga padaugėjo mašinų, tai ir bestis jos pradėjo netikėtose vietose. Aną šlapią dieną Liepų gatvėje incidente sudalyvavo 2 automobiliai Peugeot ir 1 Subaru. Nestiprus tai pasibaksnojimas, tačiau vis tiek. Iš galą susitrenkiu, bet nieko į sėdynę taip nuo smūgio. Tai čia yra rimčiau tada, nelabai sveiki. Tai čia vienas visų surinko? Paskutinė moteriškė, taip? Labą dieną. Slidu buvo. Slidu buvo. Ta?
Pristabdė turbūt priekį. Pikas, ane? Na, dabar reikia su Tomi apsiprasti, kad mieste bet kurioje netikėtoje vietoje gali sutikti automobilių kolonos galą. O dar buvo palyja, o dar žalias klevo lapas ant galo, o dar, ir taip toliau ir panašiai. Klausykit, jau nemažai mes jums parodėme, tad kraustumės į reklamą. Reklama. Tai tas reiškinys, kuris reidą gali nutraukti bet kada, o po to laidoje matysite. Per vieną parą Klaipėdos gatvėse sulaikyta 10 girtų vairuotojų. Kur dingo priekyje važiuojančio automobilio valstybiniai numeriai? Avaringiausioje Lietuvos žiedinėje Jakų sankryžoje į avariją pateko buvęs rusų automobilizmo pasididžiavimas Moskvič 4120 ir aišku filmuoja reido reporteriai. Visą tai ir dar daugiau jau po reklamos. Tiesa yra tai, kad mes vyrai labiau už viską mylime laisvę ir krepšinį. Moterys, jų aš iki šiol nesuprantu. Bet vieną žinau tiksliai, be jų gyventi mes negalime. Kaip ir be tų akimirkų, kai jų nėra. Užsisakyk Baltikum skaitmeninę tik už pusę kainos. Ir žiūrėk tai, kas tau svarbiausia. Skaitmeninės TV įrangą pasiūlysime tik už 1 litą. Baltikum skaitmeninė. Pramogos tikriems vyrams. Aš jau pasirinkau. O tu? Reklamos ir anonsų valandėlė baigėsi, tad dabar mūsų laikas. Reidas antroji dalis. Vieną penktadienį apie 8 val. Vakaro Klaipėdos rajono policijai buvo pranešta, kad ant vadinamo Macuičių kalno nuo kelio nuvažiavo automobilis Volkswagen Golf, o vairuotojas akivaizdžiai girtas. Ką jis gali mums pasakyti? Jis tik tiek ir gali mums pasakyti. Nefilmuok. Nelabai galiu. Nelabai galiu tamsta. Gargždiškis Žydrūnas paaiškino, kad važiuojant Nauviešaičių kažko priekyje važiuojantį moterėlė staiga pastabdė, tad jis nenorėdamas pakibinti jos automobilio pasturgalio, metėsi į kairę pusę, bet buvo per greitas, nuvažiavo nuo kelio, išvertė kelio ženklą, atvažiavo policija ir tada jis gavo retą progą papūsti į alkotesterio dūdelę. Žydrūno organizme alkoholio matuoklis rado vidutinį girtumo laipsnį 1,67 promilės alkoholio. Jis paaiškino, kad gėrė nedaug. Vėžiažiuose 3 išgėrė butelį, gal ir antram jau buvo nusuktas kamštis, tačiau tikrai nedaugiau. Už girtą avariją vairuotojo laukia 4–5 tūkstančių litų bauda, vairuotojo pažymėjimas taip pat gali būti atimtas 3–4 metams. Uostamiesčio vairuotojai jau buvo pratę, kad rytą vakarą Klaipėdos kelių policijos pareigūnai tai viename miesto gale, tai kitame surengė reidus. Šeštadienio ryto reidui buvo pasirinkta visiškai netikėta vieta – užtvertas mokyklos gatvės viadukas atvažiuojantiems nuo stoties. Labas rytas. Negerėt. Labas rytas. Labas rytas. Blaivus važiuojam į darbą. 3 sekundės. Gerai. Aišku, kurgi ne. Veikiausiai bus įšaldyti. Gerai. Iki. Be šviesų važiuojat į dūdą, nepapučiat? Kas čia dabar 7 ryto darosi? Nuliai. Sėkmės. Gero kelio. Tik trečias sustabdytas automobilis ir jau kliuvo pirmas neblaivus vairuotojas. Labas rytas. Blogai. Ne, šiaip gerai. Gerai viskas? Dabar jau gerai. O kas blogai buvo? Išeina tai, kad butelį padaugino valaus. Vakar? Aha. O tas padauginot kiek? 4 bokalus išgėrė? 6? 4 kažko. 4? O stipraus ar normalaus kokio? Ne, normalaus.
Automobilio Honda Accord vairuotojas Antanas teigia, kad penktadienį šventė uošvienės gimtadienį, tai riputė kiek negalima. Automobilio Volvo vairuotojas Sigitas važiavo į darbą, jis yra vilkiko vairuotojas, jo organizme aptiktas lengvas girtumas 0,75 promilės alkoholio. Išvakarėse 3 patvarkė 0,7, o ryte dar ir darbo neteko. Automobilio Škoda Superb vairuotojas Aleksandras organizme taip pat bežėsi lengvą girtumo laipsnį 1,10 promilės alkoholio. Šiandien negeriau. Alaus vakar? Jo. Ar ką nors stipriau? Ne. Nu, kad čia darbas mano to. Buvo sustabdyti 5 vairuotojai, kurių organizme rasta promilių norma nebuvo draudžiama. 0,07 promilės alkoholio savyje turės Audi A5 vairuotojas pajuokavo, kad valgė agurkų ir šėtau pripūtė. 0,07. Ką valgėt vakar? Agurką. Agurką? Nu, dar to negirdėjau. Nu, agurko žodžiu. Prieš 8 val. Ryto sustabdyti vairuotojai tiesiog išliejo įtūžį ant pareigūnų. Tai vienas į keltą vėluoja, tai kita apskritai pykina mašinų eilės. Mokytoja pareiškė, kad skubant į valstybinį egzaminą ir jeigu dabar mokiniai neišlaikys egzamino, tai kalta liks policija? Laimė, tokios nesąmonės ji nepasakė. Nuvažiavo. Savo kailyje netvėrė ir automobilį Volkswagen Golf vairavęs kunigas. Jis vėlavo į pamaldas. O toks piktas esat šventas tėvė? Ne piktas, bet aš skuba šią vėluoju pamaldas. Štai tai ir aš turiu būti apjautis, turiu būti bažnyčioje. Nu ir kas? O jeigu čia avarija būtų buvus, arba dar kažkas? Iš kur jūs būtumėt žinojęs? Įdomu. O ant ko būtų šaukiama, jeigu kamštis susidarytų dėl avarijos, kurios šioje vietoje labai dažnos dėl netolygaus transporto srautų pasiskirstimo rekonstrukcijai uždarius vieną Klaipėdos tiltą, o ne dėl policijos reido, ką? Na, labai įdomu. Beje, už poros šimtų metrų nuo šios vietos mokyklos ir Verpėjų gatvių sankryžoje naktį įsirikiavo kitas kelių policijos būrys ir per naktį sulaikė 5 girtus vairuotojus. Taip pat neblogai, ką? Per mažiau kaip parą toje pačioje vietoje sulaikyta 10 girtų vairuotojų. Naktį buvo visko. Ir girtų blondinių, ir bėgimo nuo policijos, ir mašinų konfiskacijų. Tai tas buvo naktį, o dabar grįžkime į šeštadienio rytą. Taigi netrukus pareigūnai iš mokyklos gatvės persikarusė į Liepų gatvę. Čia nepavyko automobilio Audi A2 vairuotojui Aleksandrui. Jo organizme rastos 0,43 promilės alkoholio. Alų? Ne? Alų? Visi alų gerai ryte. Visi alų gerai. Kas čia vyksta? Ir nedaugiau kaip 2 butelius. Daugiau kaip butelių, aišku. 6. Porą butelių. Porą? Ai, netgi porą. Supratau. Alkotesterio paklaidos neužteko pūtėjo naudai. Jeigu būtų įpūtęs 0,42 promilės alkoholio, būtų sutaupęs ir pinigų, ir vairuotojo pažymėjimą turėjęs. O dabar bausmė laukia kaip už vairavimą išgėrus, kai nustatomas lengvas girtumo laipsnis. O tai yra 1,5 litų, taip pat atimant vairuotojo pažymėjimą 12 ar 18 mėnesių. Liepų gatvėje buvo užfiksuotas ir vairuotojų pasikeitimo atvejais. Keleivis kabutėse gavo papūstį į alkotesterį. Jo ekrane užsižiebė nuliai. Vaikinas teiks, kad išvakarėse gėrės, tad bijojosi kliūti. Galvoja pasikeis, pareigūnai nepamatys, o pamatė. Na, aš mačiau iš vairuotojo pusės, išlipai, iki bagažinės persėdama už vairo. Gerai, pučiam tos pratimą. Ačiū. 3-0. Pavažiuokit čia iš šoną, patikrinsime, važiuojam. Reido metu buvo sustabdyti 310 automobilių, 5 vairuotojai neblaivus, 5 pūtė iki draudžiamos normos, 4 vairuotojai nubausti už tai, kad važiavo su techniškai netvarkingais automobiliais. Avaringiausioje Lietuvos žiedinėje Jakų sankryžoje aną dieną susidūrė praeitis ir dabartis, senovė ir jaunystė, patirtis ir greitis. Tik šį kartą atrodo, kad rusų automobilizmo pramonės pasididžiavimo Moskvič 4120 vairuotojas bus neteisus. Tai jis iš šalutinio kelio išgynė savo 38 metus švenčiantį automobilį ir susidūrė su žiedu skriejusiu Peugeot. Gerai, dabar iš Darbėnų važiavai į Darbėnų, taip? Taip. O dabar važiavai žiedu kaip? Važiavau kairioji skaitos juosta. Važiavau kairiąją juostą ir pamačiau, kad į mano juostą įvažiuoja geltonas automobilis. Iš šalutinio kelio, taip? Supratau. Kas vairavo Moskvičių? Мы выехали сюда, на большой скорости. Откуда вы знаете, на какой скорости? Так тормозная полоса какая, смотрите. Ну и что? Надо его пропустить. Надо пропускать. Как, почему? Пропускаем, всех пропускаем. Всех пропускаем. Надо его пропустить, он на главной дороге. Мы быстро не ездим. Мы быстро не ездим, мы всегда всех пропускаем. Да.
Pripažinkim, moteris teisi, tas išvažiavimas čia vis tiek komplikuotas, nes vieni skrieja per greičius slopinimo kalnelius, kiti pristabdo, taip susidaro nepaliaujamas mašinų srautas. Na, nebent taip visada atrodo stovintiems šalutiniuose keliuose prie Jakų žiedo, ypač vakarinio piko metu. O šiaip aišku, mes galvojame, kad tokių mašinų mūsų keliuose jau nelikė. Tai va, rusiškos technikos stebuklas. Mieste Vyryje 10, magistralėje 8. 1976 metais pagamintas automobilis nuvažiavo tik 240 000 kilometrų. Reidas gavo unikalią vaizdo medžiagą iš Marijampolės, kurią atsiuntė Raimundas, neabejingas saugaus eismo problemams Lietuvoje. Atsiųstame laiške Raimundas rašo, kad jis su šeimyna važiavo iš parduotuvės namo. Kurį laiką jiems iš paskos važiavo automobilis Subaru, kurio vairuotojas keletą kartų norėjo aplenkti Raimundo automobilį, bet sutrukdė iš priekio atvažiuojantys automobiliai. Viename tiesiame kelio ruože Subaru vairuotojas pradėjo lenkti prieš pat pėsčiųjų perėją. Aplenkęs mano automobilį staigiai sustabdo, pats vos spėjau sustabdyti, rašo Raimundas. Kadangi gale buvo 9 mėnesių kūdikis, supykau, kad vos nesukėlė autoavarijos, per kurią galėjo nukentėti mano šeima. Signalai siūliau jam sustoti šalikelėje, tačiau ženklus jis ignoravo. Smalsumo vedamas Raimundas pradėjo sekti automobilį Subaru, kuris vis stabdinėdavo, važiavo be šviesų ir nerodydamas posūkių signalų, vienoje vietoje Subaru vos nesusidūrė su BMW X5 ir padidinęs greitį nukūrė už miesto ribų. Galiausiai Raimundas pasivės Subaru pasuko paskui jį į kaimo kelelį ir čia atsitiko įdomiausias dalykas. Kiek pavažiavus, automatiškai užsidengė automobilio Subaru valstybiniai numeriai. Reidas primena, kad automobilio vairavimas su uždengtais ar kitaip užmaskuotais valstybiniais numeriais užtraukia baudą nuo 800 litų iki 1200 litų, arba gali būti atimtas vairuotojo pažymėjimas nuo pusės iki metų. Marijampolės policija mus informavo, kad Subaru priklauso vienai šio miesto įmoniai ir dėl šio incidento pradėta administracinė teisena. Taip mes prisikasime iki mūsų mielos ir finalinės laidos rubrikos Filmuoja reido reporteriai. Reido reporteris Klausas pradeda filmuoti prie Klaipėdos apygardos teismo. Na, kas čia dabar per veiksmas, kas čia per mintis užvaldžiusi vairuotojo protą kirsti per stabdžius tuščioje gatvėje ir vis tiek nuvažiuoti tiesiai tuščioje sankryžoje. Tilžės gatvė. Greitų siuntų automobiliai, tam ir yra greitų siuntų automobiliai, kad greitai siuntas tas pristatytų adresatui, klientui ir svarbiausia pacientu. Svarbu netapti kokios ligonės per tą skubėjimą. O ką čia išdarinėja išdykėlė su Toyota Yaris K, čia apsisukti nederėtų. Čia ir taip tų avarijų būna, kai dėdukai apsipirkę išvažinėja iš teritorijos, o čia dar toks veiksmas ignoruojantis ištisinės linijas ir kitką. O čia atvažiavo žmogus prie gaisrinės ir nebežino, ko nori. Į kairę plytą, į dešinę nereikia, tai varom tiesiai. O kaip kitaip? Vilnius, Lietuvos sostinė, kas nežinojo, Goštauto gatvė. Automobilis Audi apsisuka iš pirmos eismo juostos per ištisinę liniją ir toliau varo savo posūkį nerodydamas. Kaip negražu, ką? Ir dar Vilniuje. Reporterė Ivona Vilniuje vėl mums atsiuntė krūvą istorijų, į kurias jai teko pakliūti. Čia Ukmergės gatvė, čia bičiulis pavaręs skersai per juostas kokias 4, ne mažiau. Vaikinai iš kaimo, nežinodami, kad prie vieno milžiniško prekybos centro keičiasi pagrindinio kelio kryptis, vos neįvažiavo į pavyzdingos studentės Ivonos automobilio šoną. O kitas vaikinas Lydos gatvėje išlindo iš teritorijos, užkišo užpakalį, atsisuko, apšaukė Ivoną ir tai dar ne viskas. Prie autobusų stoties pavarė degant raudonam šviesoforo signalui į kairę, nors žalia rodyklėlė jau buvo seniausiai užgesusi. Dabar grįžkime į mūsų kraštus. Kelias Kretinga - Klaipėda. Šiame kelyje nieko nebestebina ašinių linijų kirtimai. Tai dar gerai, kad tai daro ne mokyklinio autobusėlio vairuotojas. Dar labai gerai. O šio automobilio Lexus, kurio valstybiniai numeriai HAS 557 vairuotojas, pretenduoja į savaitės pavairavimą. Jis rikiuojasi į antrą juostą, tai čia tiek to. Pamatęs, kad per pėsčiųjų perėją eina pilietis, beje irgi geras, nes nesižvalgo. Jis nestoja, jis jį apvažiuoja. Jis juodas ir jo markė yra Lexus. Viskas, šiandien tikrai viskas. Pasimatome kitą antradienį 15 minučių po 8 valandos vakaro. Tuom kart tiek. Būkite aplankyti ir sudie. Laidą Reidas pristatė Ainhel – įrankiai meistrams. Į ankstų rytą švelnus vėjelis šnabždės man tavo vardą paslapčia. Žinok, tai mano mintis ilgesingos, jomis atskriesiu pas tave. Tu ne miražas ir ne vizija, tu mūsų skaitmeninė televizija. Baltikum skaitmeninė pramogos visai šeimai.